Sveiki, su jumis Hekas iš Frostimo ir šiandien aš kalbėsiu apie Medieval 2 Total War Teutonic Campaign. Taip pat yra ir kiti Teutonic, pavyzdžiui kaip Teutonic Campaign, tik yra ten Crusade, Britannia ir kitokių modų. Galėsite jį prasiųsti tiesiog Medieval 2 Total War Kingdoms arba tiesiog Medieval 2 Total War. Ir taip pat yra daug kitokių modų. Bet aš kalbėsiu apie Teutonic Campaign dėl to, kad šitas vienas iš kampeinų, kuris labiausiai parodo Lietuvą. Taigi, parodysiu jums iš karto va. Yra žemėlapis, kaip matot. Čia Teutonic Order, kaip kalavijuočiai, kryžiuočiai, jei gerai atsimenat. Taip pat galite žaisti ir už Lietuvą, arba už Danus ir Novagordus. Taip pat yra Mongolai, Lenkai ir Šventa Romos imperija ir, neatsimenu, Norvegai. Ar Danai, ten Norvegai. Ir taip, pasirinkit už vieną, ką žaist. Nu, aš aišku imsiu Lietuvą. Pasiimate difficulty, kokį jūs norit. Čia ir nusistatot ir galit žaist. Taip pat dar parodys prieš tai jums yra tokie dalykai kaip Custom Battle, Quick Battle ir Scenario Battle. Scenario Battle, pavyzdžiui, yra Village Vilnius ir Lake Peipus. Biškai blogai scenarijai parašyti, nes čia va mato, aš ką tik neseniai skaičiau. Čia parašyta, kad šitie teutonikai, kalavijuočiai ir kryžiuočiai puola mažą Lenkų miestą. Biškai keista dėl to, kad Vilnius buvo Lietuvos sostinė šiaip. Tik tai norėjau pasakyti. Taigi grįžtam prie Teutonic Campaign. Pasirenkam Lietuvą, pasirinkam modą ir spaudžiam Start. Taip pat parodys filmuką. Žiūrėt, nežinau. The ruthless knights of the Teutonic Order, who came to deal with pagan Lithuania at Poland's request, now carve a bloody swathe across the land. The Lithuanian pagans fight with grim determination, yet the path of the Holy Cross may be inevitable. Lietuva pristato gan normaliai. Ne tai, kad sako, kad teutonikai čia stipriausia, atėjo greit sumušt visus. Ne, čia buvo paminėta, kad buvo Teutoniko orderiui labai sunku kariauti prieš juos. Tas ir yra jėga, kad Lietuva čia gan, kaip ir istorijoje, labai pritaikyta. Na, aišku, skyrus tą scenarijos kovą. Ta biški nepataikė ten. Taigi, va, kaip matot, va Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Palanga netgi yra, kiti miestai, taip pat kaip apačioj Kijevas turbūt bus. Ir panašiai va tiek visokių va miestų. Taigi, iškart pasakysiu ką apie šitą žaidimą, kad čia va yra kaip, čia yra strateginis žaidimas, čia yra toks kaip pasaulio žemėlapis, kuriame jūs valdysite savo ekonomiką miestų, savo karių valdymą ir panašiai. Pavyzdžiui, nuėję Vilnių pamatysit jūsų miestą, kas pastatyta, jei norėsite kažką pastatyti, paspaudžiat B raidę. Dažnai užknisu šitie. Paspaudžiat B raidę arba R. B paspausit, kad pastatytų pastatus, o R raidę, kad statytų karius. Pavyzdžiui, aš noriu lietuvių va šitų karių. Ir taip pat Left click on a building to add it to the... Viskas. Kokį pastatą statyti? Nu, Dievas, pavyzdžiui, statom. Taip pat turim karių. Puolam kaimą, kuris niekam nepriklauso. Tai atneš mums daugiau teritorijos. Ir daugiau ekonomikos, aišku. Gal per šitą eilę daugiau niekur nenuveiksim. Nenoriu ypatingai nieko statyti. Dažniausiai statykit ekonomikos plėtrai pirmą, kaip žemės ūkis, ten visokie keliai ir panašiai. Dažniausiai žemės ūkis labai padeda ekonomika, va, kasyklas, žemės ūkis. Gerai. Taigi va, juda ir mūsų priešininkai, taip pat Teutono riteriai. Spaudžiam space'ą, kad greičiau jie praeitų, taip pat ir kitos šalis eis, bet mes tik matysim juos, dėl to, kad mes matom, kas tik šalia mūsų vyksta, mūsų teritorijoje.
Ir va, kai kada gausit kiekvieną dieną, arba kiekvieną eilę praleidę, arba ne visada, va, pavyzdžiui, kandidatų adoption, jūs galite po lyderį, kaip, nu, nebūtinai lyderį, karinį, ten kokį nors ten merą ir panašiai, visokių tokių dalykų, tokį kaip diuką, va, kaip bajorą pasikviesti, aišku, spaudžia accept. Taigi mūsų misija. Ir kaip tik mūsų misija užimti šitą kaimą. Taigi nieko nelaukdamas jums parodysiu ir kombatą, kai vyksta pats karas. Spaudžiat Fight Battle on the map. Battle map. Va, čia rodo kaip Novogorodas arba kaip Rusija kovoja prieš Teutonic Order. Šitas žaidimas užima gan normaliai. Bet jūs galėsit parsiųsti, aš nežinau, linko neatsiųsiu dėl to, kad jis nėra online, bent iš torrento arba jei norit nusipirkit. Taigi va, čia galim dar palaukti porą dienų, kad pasikeistų oras. Gali būt, kad man lagins, nes žemėlapis vis tiek reikalauja ir frapsas resursų kompiuterio. Taigi ką aš turiu? Turiu lankininkų porą būrių. Turiu porą tiesiog žmonių ir gan normaliai kavalerijos, tas ir gerai, aš mėgstu labai kavaleriją. Nu ir pradeda mūsų kovą. Taigi, prieš yra paslėpę ant kalno, aš bandysiu juos įveikti, ateinamas pas juos. Taigi, mano kavalerija turbūt bus pati pirma, kuri užkops ten. Iš ko šitas nori? Dingšė. Taigi, kas mūsų priešininkai, va, kaip matot, kavalerijos biškiai matos. Va ir kavalerija, gan sunkioji. Livonian Rebels, livoniečiai. Kaip matot, labai pastebėjot, kad visai gerai padaryti visos tokios kaip pastatai, tie namai ant kalnų, tas terainas, jį galima labai naudoti kare, ypač jei ginatės, nes puolimas laikas sunkiausias, ypač jei sieną atsiranda. Dabar, kai sienos nėra, bet jei jie turėtų paikmenus, jie galėtų čia užstatyti paikmenus ir būtų man nekas. Bet aš tada pulčiau su savo pesantais, light infantry. Yra gan įdomios muzikos groja visą laiką. Dabar galvoju, kaip čia bus. Kur mano lyderis? Gerai. Taigi, mūsų puola kavalerija. Ir gan nebloga tokia. Mano lankininkai apšaudys juos, bet aš siunčiu į pagalbą kavalerijai savo kavaleriją. Priešų yra gan netokia stipri kavalerija kaip mano lyderio. Dėl to jiems teks sunkiai. Pas mane sunkioji kavalerija. O pas juos... Nežinau. Missile kavaleriją. If we continue like this, we will smash the enemy. The enemy general is no true. Our men have captured the enemy general. Guard him well, so he can see us defeat the rest of his army. Taigi, mano strategija pasisekė, greitai įveikiau jų kavaleriją. Dabar siunčiu armiją toliau. Greit prasuksim laiką. Gerai. Taigi, matot, priešai mano gerai ant kalno įsitaisė. Bet jiems nieko neliko, jie lankininkų ir neturi. Jiems teks labai baisiai. Galima sakyti, jie ir nieko nepadarys, jei aš juos už toli apšaudysiu. Gerai, siunčiu savo kavaleriją. Lankininkus. Gerai, reikia padaryti, kad mano kariai nebėgtų.
Dabar nešaudyti reikia. Gerai. Išbaidžiau lygtais visus. Tai va. Stačiau savo karius. Taip pat ir savo kaimiečius įterpsiu į priekinę liniją. Gerai bus. Gal patrauksiu ir savo kavaleriją kol kas. Tegu arčeriai šaudo. Tegu jį ten stovi. Galim pažiūrėti dabar, kaip bus gražiai apšaudomi mūsų priešai. Taip pat padarom, kad tai autoimas būtų. Taigi priešai supanikavo, kaip ir tikėjausi. Taigi priešai bandė pult mano arčerius, bet spėjo man kavaleriją padėti. Ir jie atsitraukė. Gerai, grįžtam atgal. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Taip pat jūsų herojus turės tam tikrų skillų, kaip rally troops. Tai padės jums jūsų kariams sugrįžti iš kovos, jei jie bėga, o tai kaip baltos eleverės būna. Kaip matot pas priešininkus. Dabar priešininkai bėgios pirmyn atgal dėl to, kad jie per silpni, tiesiog jie kaip pamatot armiją, jiems moralė iškart nukrenta, jie tik tai vidury viso jaučias saugus. Taip supratau, kad mano lyderį ką tik bando pulti šoną, bet jau bėga. Gerai parodo dabar biškį veiksmą iš arčiau. Atsiųsiu savo piliečius į kovą. Nes arčeriai kol kas nešaudo. Taigi, žiūrėkit kaip dabar bus kova tarp iš arti. Aišku, ir mano kariai irgi labai silpni, bet mano skaičius šitą didesnis. Va čia gan pjaustas neblogai. Aišku, tiksliai neatskirsi. Kur kuris? Kai matot, kova per žmonių vyksta inertinga. Aišku, aš ją laimiu, taip ir baigsis turbūt. Va, kaip matėt, gražiai ką tik trenkė ir užbaigė priešininką mūsiškis. Jei jums patinka taip stebėti kovas ir strateginiai žaidimai, tai tikrai įdomus žaidimas. Ypač įdomu tai, kad gali žaisti už Lietuvą. Čia yra vienas iš man labiausiai patinkančių dalykų. Nes vis tiek, kai esi lietuvis ir jei tau patinka tavo šalis, tai tau turėtų patikti šitas žaidimas. Gerai, užbaigėm greitai, nes priešai jau vis tiek toj pralaimės. Liko lygtais va vienas priešininkas kovojantis. Ar ne? Visus padarau, kad pultų jį.
Taigi. Pas priešininkus liko Čakas Norisas. Bet netgi Čakas negali veikti šitokios armijos. Civilized peoples will be awed by the victory we have won here today. Ir mes užėmėm mūsų pirmą miestelį, kaimelį, neiškelį. Svarbiausia, kad užėmėm, laimėjom. Ir taip, aišku, vyks taip ir tūkstančiai karų. Jei norite, robotas jums viską baigs kovot. Ir taip, jūs arba užkaliaujat visą, kaip ir Baltiją, dalį ten ir Europos kitą dalį. Nu ir laimėkit žaidimą, žaiskit, tikrai patiks tie, kurie tikrai patriotai lietuvių ir šiaip mėgsta strateginius žaidimus, tai čia tikrai vienas iš geriausių žaidimų. Siūlau visiems išbandyti ir laukit mano kitų video.